Projektas Svajonė kvadratu tęsiasi. Prieš 3 savaitės šis namas skendo liepsnose. Po gaisrinių tyrimų centro mokymų griuvo beveik visos sienos, išimti seni langai, saugiai supakuota laukia išvežimo stogo danga. Po 5 savaičių čia gyvens viena iš projekte dalyvaujančių šeimų. Jas atrinko projekto organizatoriai. Už šeimas galite balsuoti jūs, žiūrovai, portale lrytas.lt. Prieš projekto finalą bus susumuoti žiūrovų ir projekto organizatorių rėmėjų balsai. Tai paaiškės, kuri šeima Kalėdas pasitiks visiškai naujai įrengtame name. Projekto vedėja Justina jau skuba pas partnerius susipažinti su būsimo namo projektu. Sveiki, aš Justina. Labą dieną, aš Rokas. Malonu. Tai pradėkime gal iš karto nuo pat pradžių. Taip. Prisijungėte prie projekto Svajonė kvadratu ir nuo ko pradėjote? Visų pirma, gavome medžiagą iš kūrybinio kolektyvo apie tikslus ir apie esamą pastatą. Ir tada pradėjome diskutuoti ir ieškoti geriausio sprendimo, į kurią pusę padaryti terasą, kur geriausiai įdėti šilumos siurblį ir kitus spręsti inžinerinius klausimus. Ir po kelių variantų atradome variantą, kuris atrodo šiame etape kol kas tinkamas visoms pusėms, kuris optimaliai išsprendžia šeimos poreikius. Dažniausiai projektuojant namus architektai puikiai žino, kelių asmenų šeima gyvens namuose, kokie jos poreikiai, pomėgiai, norai. Tačiau šįkart viskas kitaip. Architektams teks suprojektuoti namą nežinant, kokiai šeimai jis atiteks. Patyrusi architektų gildijos komanda priėmė sprendimą sukurti tokius namus, kuriuose visiems būtų patogu. Tai ką aš čia matau dabar? Kas yra šiai dienai, kaip sakant, suprojektuotas? Šiai dienai yra suprojektuotas namas, kuris pakankamai funkcionaliai ir pakankamai efektyviai išplanuotas. Tai yra suprojektuotas pakankamai didelis tamburas, taip pat suprojektuotas prieėjimo irgi sanmazgas, kad irgi būtų svečiams, jeigu jie ateitų pakankamai paprastai ir toli neinant. Kad komfortabilu būtų, ar ne? Jo, kad iš esmės nesikirstų srautai, kad galėtų, pavyzdžiui, kur miegamųjų gale yra 3 miegamieji, kad jie galėtų savo ramiai gyventi savo pastato gale, o salione, kad jeigu žmonės būna, leidžia laiką, diskutuoja, žaidžia stalo žaidimus, kad tokiu atveju nereikėtų vaikams praeiti pro bendrą erdvę ir priešingai, ir kad būtų viena tokia kamerinė šeimos erdvė, o kita tokia, jeigu galima pasakyti, visuomeninė. Prie to pačio dar stengiamės padaryti stiklinės įėjimo duris ir išėjimo į terasą, kad atidarius duris atsivertų visas vaizdas, kuris įrėmintų tiek saliono visi tie baldai ir išplanavimas, ir taip pat kiemą ir to vietoje. Dėl to tas namas turėtų atrodyti iš vidaus pakankamai lengvas, šviesus ir apšviestas. Tai jau apžiūrėjome vidų, ar ne, terasą, kaip gyvens šeima, o kaipgi atrodys namas iš išorės? Ką čia projektavote, darėte, kokia yra jūsų vizija? Namas numatomas paprastas ir efektyvus, iš 2-sluoksnio tinkuojamo fasado, skandinaviško stiliaus su minimaliais karnizais, apskardinant antracito spalva, tinkamai pagal A++ reikalavimus įstatant langą šiltinamajame sluoksnyje ir viską aprėminant irgi gražiu antracitiniu apskardinimu. Ir tuo būdu norėta, kad namas jis ir būtų paprastas, bet ir stilistiškai pakankamai aiškus ir grynas. Namo brėžiniai paruošti, galima imtis rimtų statybos darbų. Projekto idėjos autorius turiužala.lt vadovas Vytautas Binkauskas jau rodo per savaitę nudirbtus darbus. Tai čia Kiauklių kaimo neveltui pusę iškasėt, aš kaip suprantu. Visiškai neveltui. Jeigu patikslinti, iškasėm 100 metrų nuo ano pastato iki... Kur yra galas? Ten... Galas yra iki šito galo ir užsisuka už ano namo. Užsisuka už namo šitą? Užsisuka už namo, taip. Okay. Ir nuo ten kasėm lygiai 100 metrų iki mūsų būsimos šeimos namo. Tai čia padėjom vandens vamzdį 100 metrų.
turėjom užtrukti kokias 5 valandas su atkasimu, užkasimu, užtrukom 2 dienas, nes labai smėlėta vietovė. Viskas, ką iškasam, virsta, su kastuvais kasam, tai taip užtrukom 2 dienas, vietoj planuotų 5 valandų. Kur yra elektra? Elektra yra ten. Aha, elektros stulpą tai aš matau konkrečiau. Tai ten ir yra. Ai, tai iš ten ir ateina viskas? Ne, iš ten ateina vanduo į ten. Jo. O elektra iš, logiška. Va ten. Gerai, tai kaip mes galim čia dabar tos darbus visus pamatyti ir vertinti elektros? Taip pat atvedėm naują elektros įvadą. Senasis įvadas buvo ant namo, dabar kelsis ant stulpo, kadangi didinsim elektros galingumą, nes bus statoma didelė elektros jėgainė. Kadangi darysim tokį energetinį, kad būtų energetiškai efektingas tas namas, partneriai statys saulę elektrinę, dėl to turėjom padaryti visiškai naują elektros įvadą. Ok, o kuo skiriasi tas elektros įvadas toks, koks buvo, nuo tokio, koks bus? Paprastam žmogui. Žmogui paaiškinti buvo įvadas 3 kW, tai skalbimo mašina ar batinukas ir mikrobangė. Dabar bus 11 kW, kur aprūpins ne tik skalbimo mašiną ar batinuką, bet ir pilnai visus elektros prietaisus, plus galės priimti didelį energijos kiekį iš saulės baterijų. Su elektra kiek reikalai užtruko ir užtruks? Su elektra apsisukom gan greitai, tai va, yra patiestas naujas kabelis, laukiam... Čia šitas raudonas? Taip, laukiam elektros dėžutės, daugiau užtruks formalumų tvarkymas, dokumentacijos ir panašiai. Tai kiek mes kelio nuėję šitam projekte? Mes kelio esam nuėję visai nemažai, pagal darbų grafiką praktiškai einam koja kojan, turim šaunius partnerius, kurie netgi sugebėjo langus išsimatuoti, pagaminti, pristatyti ir sumontuoti per savaitę laiko. Nu, čia buvai nustebęs, kai atvažiavom, kad langai jau yra. Dažniausiai tokia gamyba trunka iki 2 mėnesių. Terminams spaudžiant, kiekviena diena aukso vertės. Todėl greičiau atlikti darbai padeda tikėti, kad viskas pavyks laiku. Savo darbus tęsia ir įmonė Labasta. Tai, mielas kolega, kiek žinau, stogas patyrė nemenką progresą. Jo, jau turim pagrindinį konstruktyvą surinkę, lyginomės grybėstus ir laukiam dangos iš partnerių. Bus skardinė čerpė. Pataikom į tempą? Jo, panašu, kad įsipaišom. Labai gerai, į vidų dar eisim pasižiūrėti, ten perdangos irgi yra sumontuota. Jo, prie pilnaverčio stogo judam. Taip, pilnai perdanga pakeista, sutvirtinta ir judam į priekį. Teisingas, stogas bręsta, gerai, einam į vidų, pasižiūrėsim, kaip jis bręsta iš vidaus. Pastato viduje vaizdas taip pat kitoks. Gerai, kaip šita perdanga čia visa susidėjo? Jo, su ją čia nebuvo labai didelių problemų, bet kadangi seni balkiai išlikę, jie yra dar pakankamai neblogi, juos sutvirtinom. Ir dėl aukščių, kad turėtum patogų aukštį reikalingą perdangą ant jų viršaus montavom. Tai pakankamai normaliai su ją gavosi su perdanga. Dabar čia tokia tuščia vidūrė konstrukcija, daugiau mažiau turim. Kaip čia viskas atrodys, pabandykit nupiešti vaizdą, kai pasibaigs stogo darbai. Dabar bus iš apačios kondensacinė plėvelė kalama, ant jos bus apšildomas sluoksnis dedamas, o po to jau bus tos vadinamos įtempiamos lubos tarp šitų esamų balkių, ką matom. Šitie balkiai irgi jie apsisius gražiai, pati konstrukcija, šitie, kurie matosi, patiniai balkiai, jie ir liks taip, kaip balkiai dabar kaip yra. Daug kas mėgsta paliktos balkius. Tai va čia irgi liks, tik tai kadangi jie yra tokie nelabai gražus, juos dar apsiūsim lentomis, apdailą lentų. Tai kada čia galėsim jau patikrinti visą galutinę stogo versiją ir galutinę lubų versiją? Stogą tai mes jau planuojam, kad kitą savaitę turėsim dangą užsidėję. Tada jau, aišku, dar iki tų lubų gana negreitai, bet jau po kokių 2 savaičių bus kitas vaizdas. Namas po truputį keičiasi, o mes susipažinkime su trečiaja šeima. Tai Valius Baranauskas, jo žmona Agnė, duktė Gabija ir sūnus Domas. Po reklamos matysite. Jo, bet jūs išgelbėjot dukrą. Nu tai, mano dukra.
kadangi architektam kilo paskutinę naktį genialių idėjų, Įkvėpimas toks atėjo dalykas. įkvėpimas, jie mums metė iššūkį ir jie perprojektavo vidų. Su Valiumi ir jo dukra Gabija susitinkame prie jų buvusių namų. Valiaus tėvai jam ir žmonai Agniai po vestuvių užleido medinio namo dalį. Beveik 20 metų šeima ten kūrė savo namus. Bet 2023-aisiais 1 vasario mėnesio naktį name įsiplėskė liepsnos. Esame, kaip suprantu, prie jūsų namų. Taip. Buvusi. Einame pasižiūrėti, kas liko. Mes čia esame kokiame Čia yra buvusi virtuvė. virtuvė. Jo, virtuvė valgomasis čia. Čia buvo kriauklė, dujinė, buvo šičia stalas. Čia valgydavo, tarp. Jo, va čia va toksai kampas buvo. Ten šaldytuvas stovėjo. Dabar sunku ir atpažinti, ar ne? Nu, tikriausiai nepanašu į nieką čia. Nu, nuo diegulių. Truputėlį. O namas buvo medinis, ar Taip. ne? Medinis. Gerai, einam dar pažiūrim, o ten O koksai? tenais yra kambariai, gyvenamieji buvo kambariai. Šičia, tai vat būtent šičia stovėjo komoda Aha. ir šičia buvo lova. O šičia buvo tokia sieninė spinta, va, faktiškai per visą Siena. Tai šitam kambarį neliko visiškai nieko. Nu, va, šiukšlių krūva. Tai čia jau išnešta daug kas, čia tiesiog, pelenai buvo O likę. čia ir prasidėjo gaisras? Taip, būtent prasidėjo gaisras šitam va kampe. Kažkur tai aš bijau sugalvoti, bet apytiksliai va šitoj va vietoj kažkur čia va. O yra žinoma, nuo ko prasidėjo? Tai sako, kad nuo laidų instaliacija. Elektros instaliacija. Elektros instaliacija. O čia... O šičia buvo rašomasis stalas, čia buvo narvas su papūgom, kurios gaisro metu tarp kitko varikštės Netekot papūgų. neteko, pas mane 2 tokios didelės buvo papūgos. Gaisre šeima neteko 2 labai mylimų papūgų. Bet jei nuojautos vedinas Valius nebūtų tą naktį pabudęs, viskas galėjo baigtis daug tragiškiau. O Čia buvo lovos 2. Matai, va, viena šičia, kita, matai, va. Tai aš būtent tam kampe gulėjau ir apie 3 nakties atsibudau ir tarėmės, kad dukra vešiu į mokyklą iš ryto. Atsibundu tamsu, galvoju, dar anksti telefoną pažiūrėjau 3 nakties, ir toks nerimas, visiškas nerimas. Galvoju, jinai virtuvė, ir čia durys buvo, aš duris praveriau, ten atvira liepsna tiesiai į mane šovė ir aš tada žiūriu, dukra miega visiškai tenais, aš ją tik už kojas tempt, sakau, bėgam iš čia. Bet tai jūs dviese tik buvote? Taip, dviese tuo momentu namie buvom. Iš gaisro vyras su dukterimi išbėgo taip, kaip miegojo. Tiesiog su pižamomis. Jiedu stovėjo žiemą lauke ir laukė ugniagesių. Tai Valiau, tai dar kartelį ar negrįžtam. Man dar jūsų namus dabar matau, tai į tą naktį. Tai sūnus, sakėt, buvo Pas močiutę tuo pas momentu, močiutę, taip. ne? Žmona išvyko. Išvykusi buvo žmona, o mes tik su dukra namie buvom. Tai kas pakėlė? Nuojauta pakėlė? Nežinau, kažkoks tai laimingas atsitiktinumas, nuojauta, nežinau, nes atsikėliau su kažkokiu nerimu ir dar pagulėjau kurį laiką lovai, galvojau, gal jau laikas dukrą vežti į mokyklą, bet išsitraukiau telefoną, žiūriu 3 nakties, galvoju labai anksti, bet kadangi kažkoks nerimas, galvoju, einu aš į virtuvę, duris atidarau, tenais jau atvira liepsna, viskas, lubos degė, viskas pradėjo lašėti, plastikas varvėtas, ką? Aš žiau, kad dukra miega, aš ją už kojas tempti greičiau, kad bėgam, sakau, į kiemą, nes, sakau, degam realiai. Ji dar iškart nesuprato, kas atsitiko, sako, aš nieko nepadariau, ko tu nori iš manęs, taip. Aha, ko čia keli? Kimbi? Sako, dar anksti, sako, bėgam tik tai. Ir va tai va, išbėgom į kiemą. O Gabija, tu miegojai, nieko negirdėjai? Aš visiškai miegojau, tėtis tik patraukė už kojos, aš galvojau, kotelį šitą lenda prie manęs, nieko neprisidirbau. Ankstyvas rytas per daug ankstyvas, į mokyklą dar nereikia. O kada supratai, kad dega viskas? Tėtis, kai atmerkiau akis ir tada viskas prieš lys, kai akis išprotėjo, labai šviesu iš karto.
daug ugnies. Jo. Išsigandai? Tikrai taip, kažkiek tai tas šokas buvo, iškart širdis pradėjo kalatotis, tai kad nežinantis ir tiek. Aš tikiu, kad gyvis veikimės. O išbėgo kaimynai, ar ne? Tai Išbėgo? po to išbėgo, nes sakė, čia kai pradėjo šaudyti, šiferis, langai, nes realiai tai tikrai, tokie girdėjosi sprogimai geri, nes, suprantat, šiferis, langai gerai buvo, geras, tokie sprogimai geri buvo. O dar apie tą naktį, tai jūs išbėgat, viskas dega ir stovit tiesiog žiūrit, laukit. Tiesiog, taip, nes Tai jau žiūrėjom ir laukiam. buvo šokas tikrai. Ugnegesiai sakė porą minučių. Jo, kas gelbėtojai sakė, tai sakė, jums labai pasisekė, nes sakė, maksimaliai 3 minutės ir būtumėt nebeišėję. Nu, sakė, būtum susmalkėse ir viskas. O atsiprašau. Atsiprašau, o tikrai. Jo, bet jūs išgelbėjo dukrą. Nu tai, mano dukra. Stovi šalia, ne? Bet, neįtikėtina, kad atsibūdot. Man šita tiesiog, kažkas jūs prikėlė tą naktį. Ta naktį Valius išgelbėjo ne tik savo dukrą. Jis prižadino ir kitam namo gale gyvenusi brolį, kaimynus. Nors nuo tos nakties praėjo beveik 2 metai, ji amžiam šeimai liks atminty. Gaisrai neteko visko – daiktų, drabužių, dokumentų, augintinių. O blogiausia tai, kad namai buvo neapdrausti. Ar dabar namus įmanoma atstatyti, ar kokia yra situacija? Žinokit, realiai aš nestatybininkas, bet, matomai, sienos yra, bet iš vidaus, matėt, kas tenais yra. Net nežinau, ta prasme, vienas dalykas finansiškai aš nepaveščiau to, antras dalykas, tai yra jau praėjo kiek laiko, suskaitykit, daugiau negu 1,5 metų jau praėjo. Čia jau netgi vietomis yra pelėsis įsimetęs ir tai čia, aišku, gal tas pelėsis ir minimali bėda, bet reikia konstrukcijas keisti, matėt, kad ten įgriuvę viršui, stogo konstrukcijos irgi yra įgriuvusios. Po gaisro 4 asmenų šeima glaudžiasi Agnės mamos 2 kambarių butelyje. Agnės mama vasaras leidžia kaime, kad šeimyna turėtų bent šiek tiek erdvės, o žiemą namai pasipildo ir 5 žmogumi. Čia dabar gyvenam šitam bute. Matot, butas nėra didelis, ir kai visi būna vienoje krūvoje, tikrai yra, vietos tikrai labai nėra daug. Jeigu žiūrint taip kiekvienam asmenį, tai kartais net galiu pasivokti, kad tikriausiai kalėjime vienas kalinys daugiau turi vietos. Ta 2023 vasario naktį Agnė buvo išvykusi, todėl apie gaisrą sužinojo net ne iš vyro. O kaip, Agne, jūs sužinojote apie gaisrą? Aš sužinojau iš kaimynės. Man tiesiog parašė, nes tuo metu buvau išvykusi į kelionę. Ir irgi buvo tokia netikėta žinutė, nes ne iš Valiaus, ne iš vaikų, ar kažkaip ne iš savų, bet šalia kaimynai, labai geri kaimynai iš tikrųjų, labai daug padėjo, pasirūpino. Svarbiausia, kad visi esame sveiki ir kartu, sako Baranauskų šeima. Jų didžiausia svajonė dabar – turėti savo namus. Tiesiog nutiko, tai yra labai nelaimingas įvykis ir labai gaila ir buvo tikrai nesmagu, kaip dabar ir šitam projekte. Labai tikimės, kad labai gerai būtų, labai tiesiog ir broliai, ir man, ir šiaip šeimynai mūsų. Mūsų svajonė – turėti namus. Čia pagrindinis dalykas, kad turėtų savo namus, savo kampą, kad, net neįsivaizduoju, kodėl tiesiog gal, neturim savo nei namų, nei galimybės jau įsigyti. Tai jau 3 šeimos istorija. Visas jas galite rasti portale lrytas.lt ir balsuoti už jūsų nuomonę verčiausią šeimą, Kalėdas sutikti nuosavuose, naujuose namuose. O Kiaukliuose tęsiasi darbai. Apėjom ratą aplink namą tam, kad rastume langus, bet čia dar ne visas langas, čia kad profilis lango yra, ne? Tai yra lango profilis, neužilgo atvyks ir pilnas stiklo paketas, tai tikėtina rytoj.
Šiaip langų gamyba trunka apie 2 mėnesius, bet dėl šaunių partnerių mes juos gavom per savaitę laiko. Grindys irgi darosi lygesnės. Jo, grindis ruošiam betonavimui. Aišku, prieš tai bus santechnikos dalis, tai čia yra mūsų atvestas vamzdis vandens. Ai, štai kur tas vandens vamzdis baigėsi. Vandens vamzdis, per čia išeis kanalizacija lauke statysis filtravimo sistema. Čia vedžiosis grindinis šildymas ir kiti reikalai. Kiek užtrunka grindys išlyginti? Ten dar visiškai neprasidėjęs procesas. Nu, prasideda, dabar šluoja kolegos, bet kiek laiko iki lygių grindų? Realiai turėtumėm čia užtrukti trejetą dienų su grindų išlyginimu, plus griovių iškrovimo vamzdžiams, bet tai planuojam padaryti per šiandien. Per šiandien, tai ten jau ne veltui šluoja kolegos. O jo, tai čia langais, bet vienas langas yra žemesnis ir kurį galima išeiti lauką. Tai čia spėju, kad ne visiškai tik langas. Čia ir terasa kažkas nusimato. Kaip pasakius, buvo numatyta iš tikrųjų terasa anoj pusėje, o čia turėjo būti pagrindinės durės. Kadangi architektam kilo paskutinę naktį genialių idėjų, įkvėpimas toks dalykas. Atėjo įkvėpimas, jie mums metė iššūkį ir jie perprojektavo vidų. Dabar ten bus pagrindinis įėjimas, ten bus terasa. Tai mums lygiai taip pat reikėjo viską persidėlioti, visus darbus, pertvaras ir panašiai. Nenumatyti iššūkiai komandos negąsdina. Darbai į priekį juda sparčiai, o šeimos laukia savo naujų namų.